Gerai. Labą dieną, Jūratė. Sveikas, Audriau. Tai va, šiandien mes turime tokį įrašą, spontaniškai sugalvojom padaryti taip. Taip, Tema santykiai. Kaip išgyventi santykiuose 35 ir daugiau metų. Ir va, Jūratė pasidalins savo patirtimi. Ir, kaip sakyt, galiu kreiptis taip oficialiai. Mėly laidos žiūrovai. Tai šiandien taip. mūsų laida ypatinga, kadangi kalbėsime apie santykius. Kodėl? Todėl, kad visi dabar kalba apie santykius, partnerystę, augimą ir tai, kas šiandien mums visiems atrodo sudėtingiausia. Aš irgi lygiai taip pat tyrinėjau tą santykių temą tiek gyvenime, va, tiek rašydamas vat savo naują knygą apie vidinį virsmą ir kad be santykių tai, neįmanoma, sakykime taip. Ir kuo daugiau pats kalbu su žmonėmis, tuo labiau matau, kad būtent santykiai yra didžiausias mūsų mokytojas. Nu, sėdėti oloje ir medituoti, nušvisti, tai čia yra, kaip sakyt, light versija. Dėl to mes turim ir santykius. Va, ir šiandien pas mus, vat, vietau, laidoje, kokia čia laida, čia pokalbis, Čia čia Jūratė. pokalbis, jo. Nu, Jūratė. O Jūratė moteris, kuri su savo vyru kartu jau 35 metus. Tu pataisyk mane. Du vaikai, 5 anūkai, pilnas gyvenimo kelias ir, kaip ji pati sako, daug visko išmokosi per bendrus metus. kaip gražiai tu čia, kaip žinai, per pageidavimo koncertą. Linki jums ten tiek Nu, aš vaikų. truputį pasiruošiau, žinai. Mes 37 metus kartu draugavom, tai Ai, draugystė bet, nebuvo labai tokia nuotolinė, tu mus prisimeni iš draugystės laikų. Tai mes buvom sulipę, tai galim sakyti, oficialiai 35 metai, o dar du draugystės, tai jo, jo. 37 metai. Aš prisimenu, negaliu nepaminėti, visos mergaitės paauglės, tuo metu, nu, bent jau mano sesiai turbūt buvo 13 metų. Ir kaip ten buvom tam turėjose turistiniuose žygiuose, kur Artūras buvo vadovas, tai jos buvo visos įsimylėjusios, nes tokį, nu, kaip pasakyti, įspūdingos stoto vaikiną retai sutiksi. Tai va, ir Jūratė vat, kartu su juo e, po 2 metų turbūt apsivedė, taip? Taip, mane Gerai. neleisdavo mama į tos žygius. Aš Ai, ašarodavau. ai, tai važiuodavo Aš tik labai griežtai Artūras, ne? auginta, jo, aš labai griežtai auginta jau. Jo, nes aš neprisiminiau, ar tu vat buvai ar nebuvai, vat, bet... Nebuvau, nes mama neišleido. Mm, tai va. Gerai. Taip. Tai dabar kviečiu vas peržvelgti tuos 35 metus kartu. Gerai, pradėkime nuo to, kad prieš laidą vat, Jūratė su vyru pasidalino savo gimimo datomis ir aš apžvelgsiu jumis pagal NeuroID profilį. Beje, tau ten vibravo kas nors, ką aš atsiunčiu, ar ne? Labai patiko, pradėjau kvatoti, dažnai aš tokia mėgėja ir pajuokauti, nes pradėjau kvatoti, nes viskas tokia, žinai, apie jungtis, apie dvasinius dalykus, o kur galvoju fiziką, apie kitus dalykus nerašo. Nu tai supratau, per ką mūsų jungtis, po to nusinčiau vaikam, dukra kažkur ir pasieškojo. Sako, wow, kaip įdomu, žodžiu, jai labai patiko tai, ką atsiuntei. Tai jo, tai aš trumpai. Tai važiuokite. Ai, kad kalbėti, tai reikėtų, žiūrėk. Pats pagrindinis principas yra tai, kad dėl ko man patinka šitas metodas, o jeigu norėsi, galėsi daryti pilną testą vien dėl to, kad jisai ne tik parodo, kas esi, nu, kaip ten iš žvaigždžių, ten visą kitą galim nustatyti, Taip, bet atlikus ten 5 klausimų testą galim sužinoti, kiek energijos lygio turi ir kaip spręsti tą problemą. Suprantu, tai ne vien tą. Gerai, bet pradėkime nuo to. Tai va, žiūrėk. Pagal tai pas jumis pas žmogų yra 3 smegenys - reptilinės, limbinės ir neokorteksas. Ir viena iš jų yra vedančioji. Tai va, taip sutapo, kad pas jūs abudu yra vedančiosios reptilinės smegenys. Reptilinės smegenys, kas joms yra svarbiausia? Tai, vienoda pasaulėžiūra, sakykime taip, ne? Tai mhm. pirmoje vietoje yra saugumas, antroje vietoje yra malonumas. Nu, malonumo aukščiausia išraiška, turbūt visi suprantam, kad tai yra ne tik skanus maistas, bet ir seksas. Ir Mhm. trečia vieta yra socialinė vieta, kaip mes atrodom sociume. Va taip. Tačiau vedantieji hormonai, nu, pas mus yra visi hormonės liaukos, Taip. jie, ta prasme,
ką reiškia vedantieji hormonai. Smegenys gaudo signalus, siunčia tą kūnui įsakymą ir kūnas įskiria hormonus, tuo pačiu duoda atsakymus. Va, aš kaip medikė, taip, teisingai Ar jis pasakėjai, pasiruošęs liuks. vykdyti, ar Taip, būtent nepasiruošęs. nuo smegenų hormonų, ne kažkaip atvirkščiai, nes, nu, hormonai jie visada gauna. Taip, liuks, klausau toliau. Taip, žiūrėk, tai pas jumis yra abudu, pas tave aštuntukas, tai yra konkorežinė liauka, o pas Artūrą devintukas, tai yra centras konkorežinės liaukos. Ir dabar žiūrėk, kas yra aštuntukas? Aštuntukas tai yra intuicija, simboliai, dvasinis matymas. Ir hormonai tai serotoninas ir melatoninas. Ir žiūrėk, kai šitą perskaičiau, taigi serotoninas yra laimės hormonas. Taip. Tai man iškart nekylo abejonių, kodėl pas Jūratę gyvenime tiek daug juoko. Tai susieta, taip, liuks. Taip, tai yra sistema. Geras. Ir dabar pažiūrėkit, kaip pas jūs gavosi, ne? Pas tave, serotoninas ir melatoninas, gili intuicija, vidinis žinojimas, emocinis balansas, šeimos stabilumas, atsakomybės, tradicijų saugojimas. Santykiuose, tau reikalinga stipri dvasinė jungtis ir pagarba. Meilė rodo rūpestingumu ir išmintingais patarimas. Dabar žiūrėk, Artūras, konkurencinės liaukos segmentas, devintukas, tai yra hormonas serotoninas ir mažas dopaminas. Ką tai reiškia? Mažas. Matai, mažas, vis tiek. Dopaminas tai reiškia, išskrenda į tą svajonių, fantazijų pasaulį, tai tą pasaulį, kurio čia nėra fiziniam lygiui. Ir iš tenais ateina, tau turbūt papasakoja, į kurią pusę judėti, o kadangi tu aštuntukas atsakingas už mokymą ir mokymasis, tu jo kalbą paverti žmonių kalbą. Tai va, pagrindiniai bruožai - analizė, ramus mąstymas, stebėjimas, vertina struktūrą ir logiką, kelia aukštus standartus savo ir santykiams. O silpnos vietos gali tapti kritiškas, kartais atideda veiksmą. Ir dabar žiūrėk. Aukštas standartas tai yra ištikimybė, yra tie aukšti standartai pas jį labai. Ir santykiuose reikia aiškumo, stabilios kasdienybės ir tylos. O ką reikėjo man išmokti. Meilė rodo per veiksmus ir pareigas. Tu pasakoji pati man, kaip skynė gėlės iš laukų pievų. Jisai man skina gėlės iš pievų, taip. Tai yra važiuoja po darbą išvargęs ir sugalvoja eina į pievą ir skina gėlės. O abi reptilinės smegenys tai tvirta tradicinė ilgalaikė pora. Jūratė - emocinė dvasinė intuicija, Artūras - analitinis dvasinis stabilumas. Ir taip gaunasi, kad jūs papildot vienas kitą. Tai nėra atsitiktinumo, pagal mūsų prigimtį, pagal tą tradicinį žmonių, mes abudu esam šauliai. Tai mes kaip pora pažįstam dar 3 poras, kur irgi yra šauliai ir tikrai yra, kaip sako liaudis, vykusios poras, ar ne, puikios poros. Tai matomai kažkur tame viskas yra suderinamumas. Gerai, tai dabar grįžkime prie to. Kadangi aš pats dirbu su vaikais ir jūsų patirtis be galo vertinga, nes kaip vėlgi tėvai, vaikai grįžta į tą erdvę, kurioje būna su tėvais. Ir dabar kaip santykiai, būtent poros santykiai formuoja virsmą, patys, sakykime, asmenybės žingsnį. Tai pradėkime nuo paprastų. Kaip jūs susipažinote, klausimu? Kaip susipažinome? Mes susipažinom šokiuose. Man parodė draugė, kuri po to irgi tapo mano švagerka, taip vadina liaudiškai, ar ne? Tai jinai mano buvo suolo draugė ir sako, žiūrėk, 2 broliai gražuoliai yra Kėdainiuose, 2 broliai. Ir aš į tą aukštesnį, inteligentišką, nes man toks stotas labai patiko ir aš tiesiog jį stebėjau iš toli. O aš lankiau tautinius šokius, irgi labai buvo gražaus stoto klasiokas, toks inteligentiškas. Ir atvažiavo iš Kauno mokytojas ir jisai pasakojo, kokiu principu mergaitės atkreipia dėmesio. Kad iš pradžių turi būti žvilgsnis, tada turi būti judesys, tada turi būti šypsena ir, žodžiu, vyrui tai paimponuoja. Ir aš pabandžiau tą praktiką su Artūru pritaikyti. Tiesiog atėjau šokius ir pamačiau jį, jisai šokdino kažkokią mergaitę ir tiesiog nužvelginėjo, kas sėdi. Pirmą kartą, kai jis nužvelgė, aš negaliu atlaikyti žvilgsnio, nusakau, po to prisiminiau mokytojo tą rekomendaciją ir tiesiog gynibiau savo ir laikiau žvilgsnį tiesiai.
Tai jis ties manim sustojo, susitiko žvilgsnis, tai buvo tai baisu, atrodė, kad širdis iššoks. Nu, va tą minutę tiek atlaikiau. Po to jisai sąmoningai mane pakvietė, ten vyrukas irgi šokti, sąmoningai mano klasiokę pakvietė, kad atsistojo prieš mane ir visą laiką žvilgčiojo. Ir aišku, aš šyptelėjau jam, tai buvo antras veiksmas, ką mokino mokytas, šyptelėjau. Ir va tai buvo pirmas susitikimas. Antras susitikimas buvo, kai jisai mane pats drebančiom rankom, prisimenu, kad jam tikrai drebėjo rankos, jisai pakvietė šokiuose mane šokti, nes jisai vedė šokius kultūros namuose, pats buvo tas vadinamas, kaip veda, kaip jos ten vadinat. Jo, nes jis labai domisi muzika ir tai jo buvo hobi, laisvalaikis ir jisai mane pakvietė. Aš tiesiog jį mačiau, kad jis didžiajauja, ten stovi, širdis tiesiog jau tirpo. Ir dar tais laikais, tai aš net su uniforma buvau mokyklinė, man atrodo, šokiuose. Man buvo 16, o jam buvo 23. Ne, žinojo, kažkur tai. Tai va. Super. Ar tikėjotės, kad kelias bus ilgas, ta prasme? Pabendravus kokius 2, 3, 4 mėnesius. Atrodo, kad aš jau jį visą gyvenimą pažįstu. Aš tiesiog, tai užverbavo ir mano protą, viską. Žinai, tais laikais nebuvo, kad pradžia draugystės nuo intymumo, tai viskas buvo tiesiog seka graži, bendrystė pradžiai, tas bendravimas, jauduliukai tie, tai man tai atrodė iš karto, matai, aš jame pamačiau ir aš tuo metu taip nemačiau, aš tik tai vėliau supratau, kad tai buvo mano princas ant balto žirgo. Tai buvo labai vyriškas vyras, visada jisai mokėdavo į bet kokią emociją labai ramiai. Jis visai labai ramiai man pasakydavo, kad viskas gerai, aš tokia, žinai, mergaitė emocinė, tokia jautri ir visa kita, o jisai tarsi tokia stiprybė. Ir matė, kaip jisai sakydavo, jisai kvatodavo iš visko, jį taip žavėdavo, jo akis blizgėdavo, kad aš tokia naivi, bet tokia ir perfekcionizmo, ir svajotoja tokia, o jisai, ką aš be pasakau, visur ramybė, visur atsakymas, aš sakau, mano tėvai griežti, manęs neišleis į kiną, manęs neišleis į šokius, jisai sako, mes rasim sprendimą, aš po 12 klasės tau pasiūlysiu ištekėti ir mes rasim sprendimą ir tu būsi laisva. Na, visą laiką va taip. Tai, atrodo labai skirtingi, bet jam prilipo taip, kokia aš buvau, kaip jis sakydavo, jis nedraugam taip sakydavo, o man jisai. Aš jokio tokio panašaus vyro iki tol nebuvau sutikus, nes visi mokykloje, visos tos simpatijos, irgi draugą turėjau, jie būdavo arba gražus, bet kažko trūkdavo toj savitvardoje, vyriškumo ramume, arba nelabai higienoje, kažkur tai kažkas, kažkoks, nebuvo, atrodo, nusipiešus ar pasirašius standartus, bet jis viduje aš. 13-14 metų aš svajodavau, dabar suprantu, ką reiškia vizualizacija, nes 13-14 metų aš gulėdama Nidoje, aš svajodavau, kad mano vyras bus apžėlusią krūtinę, kad jis važinės dviračiu, kad jo bus labai gražus kūnas, ilgos blakstienos, ramos, va toks, ryškių vyriškų bruožų. Tai Artūras, jis tikras vyras, jis ne kažkoks nenusaldintas, ne. Ir va taip aš svajodavau. Ir Artūras būtent iš mano svajonių. Jis net kad pasakė, kad su dviračiu visai važiuoja, tai kiek čia praėjo kokie 3 metai ir va ta vizualizacija ir dar prisimenu galvodavau, kad būtų kokie televizoriai, kurie parodytų mano ateities vyrą. Tai va tokios mintis prieš tiek metų. Galim sakyti, nusipiešiai savo galvoje. Taip. O paskui visą tą sudėliojo, kad jisai žingsniuotų. Jo, nes taigi tu klaidiniesi paauglys, tas draugas mokykloje buvo labai dailus berniukas, labai gražaus veido, labai šypsena. Tiesiog, mano dukra žino ir pamato ir sako, bet kokio grožio, tai nelaimėjo grožis, nes, tas stotas, ta ramybė, jinai, tiesiog aš nemokau pasakyti, man tai buvo viskas. Aš net esu verkus ne vieną kartą, dėkojus Artūrui. Ir dabar nesenai aš esu jam pasakius, tu geriausia, kas galėjo nutikti mano gyvenime. Aš sakau, esu tau tokia dėkinga ir sakau, aš suprantu, kad aš turiu išmokti gyventi pati su savim, nes aš labai prilipus prie tavęs, nes man atrodo gyvenimas tik jis.
Aš viena Mhm. nemokėdavau būt, man visur Artūro, kodėl mus matydavo žmonės kartu, ar seminare, ar panašiai, žinai, darydavo žmonės išvadas, kad tai Artūras čia geras, nes jis toks ramus, žinai. O Mhm. mano, pavyzdžiui, sponsorė pagal verslą, tai jis sakydavo, Jūratė pasimodeliavo, taigi tai yra, vis tiek derinys, kaip mes. Ir aš be jo tiesiog negalėdavau, aš mokėdavau kaip moteris, jį palenkti savo pusę, aš negaliu be tavęs, man tavęs reikia. Ir taip ir būdavo. Tik vėliau supratau, kad reikia išmokti būti laimingai pačiai su savim, nes jis vienas galėdavo būti, jam viskas gerai. Jis ramus į savo ašyje, jam ir su savim viskas tvarko, ir su dviračiu prasivažiuoti. O man tai visą laiką buvo Artūras. Ne vaikai pirmoje eilėje, su vaikais viskas tvarko, aš tikrai labai atsidavus mama, bet man Artūras, gal tai ir buvo iš mamos pavyzdys, nes mama akcentuodavo, kad pirmoje eilėje turi būti tavo antra pusė. Mhm. Vaikai kaip toksai bendras, jie užaugs į savais keliais, nes kaip mama per savo praktiką, jei vyras buvo svarbu negu močiutė jos mama, irgi buvo pavyzdys, kad, santokoje ta draugystė, aš turėjau tokių pavyzdžių, pamokų ir turbūt viskas sukrenta. Gerai, ką tu sakei, aš ir čia pasižymėjau, žiūrėk. Pradėkim nuo pradžių. Kas man užkliuvo? Nežinau, kaip kitiem. Kad neužkliuvo, sakykime, atkreipiau dėmesį, gal taip. Ar tu sutinki su to teiginiu, kad vyras turėtų būti vyresnis bent keletą metų, nes ten pagal Vedas ir dar anksčiau, visą laiką jie būdavo vyresni ir dabar vien žiūrint, vėlgi, grįžtant prie to pačių hormonų ir visa kita, kad mergaitė subręsta anksčiau, berniukai vėliau, o pas jumis gausi, kad ir Artūras vyresnis, kiek čia 5 ar 6 metais, taip? 7. 7 net jo. 7. Tai pakankamai didelis skirtumas, sakykime taip. Nemanau. Aš manau, kad Artūras brendo labai vėlai, jam iki Mhm. 21 metų visai nerūpėjo panas, mūsų šeimos vaikai lygiai tas pats, tiek dukra, tiek sūnus, ten buvo mokyklose, bet esmė, kad ne tas jaunimas, kuris ten nuo 13-14 intymiai bendrauja ir panašiai, tai vaikai panašus, aš buvau labai ankstyvos brandos, aš jau 13-14 buvau visiškai subrendus ir savo svajonės ir tą intymumą svajodavo ir panašiai, o Artūrui, pavyzdžiui, kaip jis atviraudavo ir pasakodavo iki armijos, po armijos, iki 21 metų jam net minčių tokių nebūdavo, jam panas visai buvo neįdomu, gal tik tais pats atkreipdavo dėmesį, jis muziką domėjosi ir panašiai. Tai jis vėliau brendau, aš labai anksti brendau, tai Mhm. vis tiek tas skirtumas yra, bet aš nemanau, nes, skirtingai. Dabartinė mytyba, ką kalbėjai ir apie hormonus, yra merginų, kurios fiziškai subrendusios, bet jų psichika, kur tai žiūri į 26 metų, į 28, ką jin šneka, jinai net nesutverta dar šeimai. O būna vyrukai, kurie 24 metų jau Mhm. atsakingi. Ne, iš vis, ar į tą pusę, ar į tą, aš nemanau, kad čia Ta amžyje. prasme, ne vien amžius įtakoja, turbūt Ne, tikrai ne. auklėjimas Tavo pagrinde. pačio požiūris ir tavo nuostata, ko tu nori iš santykių, kaip tu supranti šeimą, kaip tu supranti, kas tau yra šeima. Man šeima yra uostas, mano stiprybė, mano ir visi, kas arti mūsų, visi jaučia, kad, Bukauskų yra tas toksai įsijuntamas. Kodėl yra žmonių, kurie net nemėgsta, neminėk Bukauskų pavardės. Manyčiau, kad kažkoks yra net pavydas. Todėl, kad, žmonės kiti, negeba taip, žiūrėk, ir apkalba, ir šeimos narius, žiūri juos iš vis nesupranti. Kaip šeima, tai yra, visas pasaulio gyvūnai tą patį rodo, skruzdėlynas yra skruzdėlinės, bičių mamytė yra mamytė ir yra bičių avilys, ar ne, visur. Tai šeima turi būti tas energetinis kažkur tai, kažkas tai, žiūrėk, mineralai nėra labai atskiri, viskas grupuojasi, fitonutrientai grupuojasi, mūsų planetai visur kažkas tai su kažkuo grupuojasi. Tai šeima irgi yra modulis, kažkoks energetinis modulis. Ir visi tenais ir įneša, ir gauna. Ir įneša, ir gauna. Tai supras, kad aš turiu ir įnešti, ir mainais gaunu ramybę, gaunu užtvirtinimą, kad su manim viskas yra gerai. Ir, pavyzdžiui, su vyru mums niekada nesutampa
vienodai. Man būna negerai, jam gerai, jis man patarė. Jis atsikelia nuo ryto, per tiek metų tu pažįsti žmogų iš kūno kalbos, iš grimasų. Ir tu, kaip sako, žmonės atsikėlė netakoja, tu jau jį supranti, kad jis atsikėlė netakoja. Ir tada tu laikai tylą, pažindama žmogų, vyrai, nemėgsta tą karto, bla bla bla, aš labai iškalbingas ir išmokau tą taisyklę, kad vyrai negana, kad moteris daugiau žodžių pasako erzina ir pajausti, kad tai dienai, tą rytą tam vyrui nereikia iš vis tų žodžių. Tai tiesiog būna tyla, nutaikius momentą, kokio paklausiu ir viskas gerai. Viskas gerai, nežinai, kažkas, ne, tu jau dar labiau matai. Jeigu matau, kad galiu paklausti, jaučiu, pagal jo kūno kalbą sakau, gal gali pasidalinti, gal kaip nors, arba tiesiog iš vis palieku žmogų, leidžiu pačiam su savimi. Ir matomai žmogui išsisuka galvoj kažkokios mintis, kurios sukelia tą tokią blogą būseną, jis iš jų išeina, nes tikrai tai ne tas žmogus, kuris sėdė kažkam negatyvoje minty savaitę, pas jį tokių nėra, tai yra žmogus tikrai, jis gimęs man toks jausmas, kad jis toks yra, bet jis nuo pat jaunų dienų domėjosi visokiamis tokiamis žiniomis, kur man kosmosas. Jis ten Bibliją, kai skaitė, mane net atrodė purtė ten, gal kokioj sektoje, mano protas ją galėjo apdoroti, o jis tiesiog sakau, aš vienąkart sakau, kodėl tu skaitai Bibliją? Jis sako, man įdomu, aš noriu sužinoti, perskaitė, atidavė ir viskas. Ir jis tiesiog nuo pat jaunystės, jis kaip sakydavo, pavyzdžiui, aš į kažką reaguoju, jisai man sakydavo, kai aš dar jau baigiau mokyklą, aš labai jaunutę baigiau, nes jauna pradėjau mokintis, 17 baigiau mokyklą ir jisai sako, o tu tai pro save praleisk, aš taip į jį atsisukdavau ir galvodavau, vat Kaune, kai draugom, kaip tai pro save praleisk, kažkoks, kaip tai pro save pramesti, ką emociją, ką pro savo galvą praleisti. Tai vat įsivaizduok, kokie tai buvo metai, tai buvo 89 metai ir jis jau tokiam frazėm kalbėdavo. Tai reiškia, jis kitoks jau buvo žmogus. Nes labai daug literatūros skaitė, labai daug su mama įvairių slaptų kažkokių žiūrėdavo, filmų, ką prieidavo, radio klausydavo. Nu, va tiesiog jis toks buvo. Ir aš mokiausi, nes aš norėjau santykių, aš nežinau tokių žinių, kad ten gali būti karmiai kažkokie dalykai, tėvai, ten programos, kad yra programos, galvoju, aš tokių dalykų nežinau. Tai buvo natūraliai iš širdies, iš pajautos, jeigu aš noriu, kad man būtų gerai ir jeigu kaip moteris kartais tas emocijas nevaldai ir jis leidžia ir priima ir supranta ir apkabina, tai ir aš turiu žmogui padėti. Na, vat pas mus toks pasijungęs buvo, kad mes ir skirtingi, bet neatsitraukdom, neskubėdom užtrankt duris, tik tai apie save, o visą laiką, nu, vat kažkoks toks būdavo padėti vienas kitam. Tai kai jis atsikelia nenuotaikoj, tai ir aš duodu jam tą tylą. Jis grįžta po pietų, jau žiūrėk, jis ten sulaksto ir jam viskas gerai, jisai šypsosi, aš sakau, jau, net būna tai paklausiu, viskas tvarkoj, jisai, o nieko ir nebuvo, sako. Tikrai sakau, nieko nebuvo. Jisai ir nieko nebuvo. Tai va, čia yra, kada širdį, kai tu jauti, kai tu kažkaip mes gebam neiššokti vien tik į savo ego. Nes aš, kada žiūri kitas poras, toks jausmas, kad jiem aptemsta protas ir tik apie save, vat man reikia, vat man čia nesupranta, vat man neduoda, neperka, užsisuka ir toks, nu visiškai toks kaip įkritimas ego, toks. Taip, prasme, o kada tu pradėjai žiūrėti ne iš ego pozicijos, o iš... Aš pastebėjau jaunystėje, dar kada dukrą aš anksti pagimdžiau 19 metų ir kai stumdydavomės vežimėlio, aš pastebėjau, kad moteris labai mėgsta apkalbėti savo vyrus. Ir jau man tada labai nepatiko. Ir turbūt, kas mane arti pažįsta, tai žino, kad apie vyrą arba gerai, arba nieko. Nežiūrint, koks jisai yra. Kokį tu jį pritraukiai, tokia tu esi pati. Tu to pati verta, aukos pritraukia, kad šeimoje būtų kaip auka. Jeigu tu galvoji, kad kažkokios materijos finansų neverta, tai tu ir pritrauksi, kad būtų trūkumas. Šitų žinių aš nežinau, bet iš pajautos aš kažkaip žinojau, iš pajautos. Ir, pavyzdžiui, geriausia draugė ir švogeris, ar ne, visiškai kitoks negu Artūras, ten ir alkoholis buvo, ar ne. Ir aš tiesiog žiūrėdavau ją ir aš žinodavau, kad jin pati pasirinko ir pritraukė, nes jin taip matė, jos tėtis tą patį darė. Ir jai tai matomai tas laukas, tas suvokimas, kau tuo metu tokių žinių nebuvo. Dabar lengva kalbėti, kai jau viskas tarsi tiek žinių duota, o tada buvo iš pajautos. Man tarsi buvo aišku, kad jeigu tavo tėtis toks, tai paprastai, tai ir tavo vyras toks. Nu, va toks buvo. Jeigu
Mano tėtis buvo patvis, kuris augino, buvo vadovas, bet, nei alkoholio, nei rūkimo. Tai aš priešingai, aš nenorėjau vadovo su švarku, aš vėliau vyrų uždėjau švarką, kad jis nebūtų su švarku, kad jis nebūtų vadovas, jis būtų lengvas, jis sportuojantis su dviračiu, kitokio modelio. Tai aš kažkada net verkdama padariau tokią padėką prieš miegą, suprasdama, kad patėvio modelis man paskatino vizualizuoti ir pakviesti savo gyvenimą kitokį vyrą, tokio, kokio aš noriu. Bet tai, kas man jame nepatiko, man sukėlė, ko aš noriu, tą tokį nubudimą, ko aš iš tikrųjų, ko man reikia, mano dūšia. Bet dūšia, ne tai, kad tik tai grožis ar panašiai, nėra mano tas vyras gražuolis, bet jis tiesiog yra vyras. Tai va. Gerai, labai puiku. Super, reikia čia atsigauti žmonėms, girdasi tokį. Gerai, nepaleidžiam gaidos. O žiūrėk, sunkiausi momentai. Arba gal geriau taip pasakytume. Kaip jūs sprendavot konfliktus? Nes, santykiai tai ir yra turbūt karts nuo karto konfliktai, kaip aš iš šios dienos pozicijos galiu pasakyti, tai jeigu vyras per dieną pergyvent gali savo visų hormonus, tai pas moterį ta susitęsia per 28 dienas. Ir kad ten gaunasi per mėnesį tu gyveni su 4 skirtingom moterim. Va, tai kaip jūs spręsdavote konfliktus? Arba gal geriau kitaip pasakytum. Ilgalaikių santykių perspektyvoje, kaip turėtų būti sprendžiami konfliktai? Vykstamės iš vis tik 5 ar 10 minučių, pasiburbuliuojam ir viskas. Pasiburbuliuojam, jeigu sukrenta ta energija, viskas už 10 minučių, viskas gerai. Tai mūsų konfliktai tik tokie. Gal esam... Prisimenu, vieną kartą važiavom į Biržų keliu, čia Lietuvoje važiuojant, ten alų vaišina ir panašiai, nuvažiavom į ekskursiją su jo kolektyvu ir ten buvo alkoholio ir jisai ten kikena su savo tom kolegiam, tai man labai nepatiko, tai mes tada gal parai buvom susipykę, bet kokia mano savybė? Artūras nėra kalbos ir jis nebuvo išmokintas kalbėti šeimoje. Aš jį išmokinau kalbėtis ir tiesiog aš jam pasakydavau, sakau, tu pažink mane. Moteris turi, kada skauda pilvą, ar ne, kada ateina tos mėnesio, tos dienos, nebūna adekvati, nebūna zirza tokia ar panašiai. Sakau, tu tiesiog nekreip dėmesio. Tu tiesiog žino, kad yra keletą dienų, kad ta moteris, tokia kokia yra. Sakau, tu nekreip dėmesio. Tu tiesiog netgi, kai aš verkiu, sakau, tu nesusitapatink ir negalvo, kad tu kaltas. Sakau, tu supras, kad prasisuka kažkokia mintis, tu ją sukuri ir įtiki, kad tai yra tiesa ir tu pati nuo jos verki. Tai visiškai iš kur man atėjo ta mintis? Todėl, kad aš kaip paverkdavau, kad liekdavo, aš išgyvendavau tą emociją, aš kažkaip gebėdavau savo užduoti klausimą, ar tikrai viskas blogai, ar čia susijęs su vyru, tai kad visiškai nesusijęs su vyru. Vat pasižiūri veidrodį ir tą dieną kažkai ar hormonai, ar kažkokio medžiagų trūkumas ir tau susisuka mintis, kad tu negraži, tu stora, tu kažkokia nelaiminga ir viskas. Ir tą dieną tu tiesiog taip ir gyveni liūdesį. Tai kai aš tiesiog supažindinau savo su vyra, su moterim, kaip moteris elgesi, kokios būna dienos ir jisai pasišypso ir jisai irgi tas dienas jis visiškai ramiausiai. Jis jaučia, jeigu zirza, tai jisai veiksmais. Pavyzdžiui, žino, kad aš labai mėgstu bulvinius blynus. Ir jeigu būna tos dienos ir būna tokia verksminga, piktesnė, įsitempusi, tai tiesiog jis nelenda prie manęs, o iškepa bulvinių blynų. Nori kavos, noriu. Mes nesam ten kaviniai, bet, sakykime, kavos, kažką nuperka, ką aš labai mėgstu. Veiksmais, jis taip švelniai, veiksmais rodo dėmesį ir aišku, kad mano būklė lengvina. Žiūrėk, tu kalbi, man čia šiurpas eina ant rankų. O tu negalvoji? Mano vaikai net žinok, sako, jeigu tėtis kepa bulvinius blynus, tai sako, jis kažką nori mamai pasakyti, nuraminti ir panašiai. O jeigu mama verda saldžią sriubą, tai irgi nori kažką pasakyti ar nuraminti. Mano vaikai net žino. Geras, nes tu taip... Aš taip iškart tiesiai šviesiai paklausiu. O tu negalvojai, pas tai +8, tas hormonas, mokytis ir mokyti kitus, o tu negalvojai sukurti santykių akademijos, su pavadinimu, kaip išgyventi santykiuose virš 35 metų, kad šiai dienai, kai mes turime... Tai vadovai ves bloką, vesk YouTube'ai bloką, būsiu tavo pašnekovai, tad tarpus pakalbinsiu kitus ir galėsim dirbti, tu sugalvosi, ateis idėjos. O aš palaikysiu tave. Nes kaip,
nežinau, kaip klausytojai, bet mano tas, sakė, aš užsirašau tą sakinį, aš išmokinau vyrą kalbėtis, tai čia yra wow. Supranti? Ir jis turbūt to nepastebėjo, žinai, nes jeigu tu taip ateitum vat ir pasakytum, tu Aišku, esi kad toks, nepastebėjau. toks, dandan, net nemokyk žodžių sureksti visą kitą, tai žmogus užpyktų, trenktų durim ir išeitų. Bet va čia Audriau, tu aš esi. vyrą stebėjau, aš visą gyvenimą jo stebėjau. Supranti, kada tu negauni kaip moteris to, ko nori, tu palauk galvoji. Tokių žinių nebuvo. Pavyzdys. Tavo kažkokia emocija. Mes žinom, kad mes susikuriam, ten protas blabla. Tuo metu nežinojau, ar ne, kad tos mintis nugirsta, kad ten prikuria ir tada susikuria emocija. Sakykim. Ir tu kažką kalbi. Ir pastebėjau, netgi suskaičiuodavau, kiek sakinių mano vyras girdi. 2 sakinius pasakau, 3 sakinys neįdomu. Kai jūs jau 3 sakinį sakau, aš jau matau iš jo mimikos, kad jam neįdomu. Man tada skauda. Nu ką, pulsi už ką Kažką jį primena kaltinti. čia. Ar jisai blogas? Nu ne, bet tada mane verčia pagalvoti, kodėl neįdomu, apie ką čia. Čia mano emocijos. Aha, emocijos neįdomu. Ok. 2 sakinius gali išgirsti. Ok. Tai tada aš jį tikrindavau. Sakau, aš galiu pasidalinti, jisai gali, bet jis nepasuka. Sakau, o tu gali atsisukti, man nereikia akių kontakto, bet aš girdžiu, ne man reikia, sakiau, akių kontakto. Gerai, jis atsisuko, aš ten kažką pasakiau. Tai buvo prieš kokį 20 metų, po to jisai, sakau, tu girdėsi, girdžiu, kažką paklausiau, atsakė, bet nežiūrėdamas į akis. Tai aš 20 metų tikėjau, kad jis mane girdi, suprasdavau, kad ilgai šnekėti negaliu ir kažkada galvoju, tiek praėjo 10 metų, reikia pasitikrinti. Visai nesenai, gal prieš metus. Šiandien vėl kažką sakau, tu girdi, sako, girdžiu. Pasakiau, nu gal ne 3 sakinius, gal 5. Ir aš jį perklausiau. Ir jisai man neduoda atsakymus, sakau, Artūrai, sakau, atsisuko. Sakau, tu manęs negirdėjai, jisai šypsosi, žvengia. Sakau, ką aš sakiau, jis ten vieną sakinį ir žvengia. Supranti, reiškia, tiek laiko jam pavyko imituoti, nes jis daugiausia atsakydavo, aš sakau, tai tu man patark, tai tu man pasakyk. Tu tai va sako, tu pati ir atsakėjai. Jis va taip ir būdavo, kad tikrai per tą bla 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 bla. Ta moteris, tai jinai pati susigalvoja problemą, pati atsako ir pati išsprendžia, kam ten tą vyrui galvą kvaršinti. Tai va, arba kai pykdavau kažko, kad jis nepadarė, žinau, kad 2 sakinius galiu pasakyti, neišmušiu vyro, 3 sakinys pasibėgu, pakartoju 3 kartą, vyrą išmušu. Ir mes niekas nesam tobuli ir aš manau, nesvarbu kokioj tematikoje, tiesiog tu turi jausti, nes dabartinės moterys yra šitiek mokymų, visos ego, visos divos, taigi tu pasirūpink savimi, visi vyrai parazitai. Kažkokia manija, ar tikrai jau tiem vyrams su dabartiniam moteriam, tai atsiprašau, higiena, darbai, tai anos moteris buvo laikų bitutės, bet jos visos vargšiam pavadintos, ne, o dabartinės moteris, tai divos, taip, kada yra ir skalbimo mašina ir panašiai. Tai, aš truputį kitaip vaizdą matau. Ir va tiesiog išmokau netgi su vyru kalbėti. Sakau, aš galiu pasidalinti. Sakau, aš trumpai. Bet sakau, tu atsisuki mane, jis atsisuka, aš pasakau, save valdau, kiek tai sakinių, kad nebūtų per daug grūzo vyrui. Sakau, ar galėtum patart? Ir jis pasako 1-2 žodžius. Ir man jau užtenka, tu vieną, sakau, ačiū. Bet tu sako, ir pati žinai. Tai va, toks va. Fantastika. Ir dar, pavyzdžiui, jaučiu, kad vyram labai svarbu būti svarbiems. Jis labai domisi visokiais mistiniais dalykais, ten giminystės medžiai, energetiniai, ten visokiausių dalykų. Taip, aš kaip prisimenu Artūrą, tai prieš kiek čia, 20 ar 30 metų atgal. Prieš 30 jau. Prieš 35. Taip, prieš 35. Tada jis skaitė tokias fantastinės knygas, kur aš ten paskaičiau kelis pastraipas ir man nuvažiavo protą, žinai, kad net nesuvokė, ką ten tas žodis reiškia ir sakinys, žinai. Va. Vyrui labai svarbu būti išgirstam. Moteris mes per jėgą su savo plepalai žiūrėk prie stalo, mes vis tiek ir tokia, kaip pasakyti, aš savo vyrą, būdama jaunesnė, mokiau, kad niekada vieno apie kito nesiguosi tėvam, kad laikykime tos taisyklės, nes tėvam užduosim širdį, tėvai nori džiaugtis vaikais, tada santykiais vaikų, kada augo vaikai, jeigu mes ten Artūras toks švelnesnis, aš griežtesnė, tai ne tai, kad būsiu bloga, bet tiesiog sakydavau, jeigu aš neteisi prie vaikų, nesakyk, tu man pasakyk, kai vaikai negirdi.
Tai jis irgi tai išmoko, sakykime, aš per griežtai ar dukrai balsą pakeldavau, kažkaip pirmą dukrą, tai aišku, jie teko tą auklimo griežtumo daugiau, neužmirškim, kad aš labai griežtai užauginta, tai jisai sakydavo, nu tu neteisi, galima kažkaip kitaip, arba čia tikrai yra svarbu ten tie pažymiai, dzin tie pažymiai, nu va šitaip va. Tai va kažkaip va tą tvarką tokią daugiau aš Ta įnešus prasme, esu į šeimą. noriu pasakyti, kad autoriteto prie vaikų Nei nereikia, vienas, nei kito, jo. Nu, negali nužeminti, kad taip, nei parodyti, vienas, nei kad... kitas, nei aš niekada vyro nežeminu, yra gal koks vienas kitas, nu tai vis tiek yra gyvenimas, vienas kitas žodis, bet aš netgi vaikam, tėvai, mano dukrai 34, sūnui 28 ir jie Mhm. tėveliu vadina savo tėvą. Tai, nu, vat visą laiką buvo tas toks, aš kažkaip tai ir esu sakius Artūrai, sakau, savo vaikam aš sukūriau didžiulę pagarbą tėvui ir autoritetą tėvo. Man tai pavyko, bet tai buvo iš mano. Ir kitas dalykas, supratau, kad vyram irgi yra labai svarbu būti išgirstiems. Jie tikrai taip emociškai tiek daug nešneka, taip nemoka išsireikšti kaip moteris, bet jiem labai svarbu būti išgirstiem. Tai, kas jiem aktualu, ten, kur jie kūrė, neužgošti ten su vaikais, su problemom, ką mes dažniausiai moteris darom. Tai va, Tai čia galim surasti, kad vyrams svarbu palaikymas, išgirstiem būti. gerėjimasis juo Taip, ir artumas. taip artumas, būti išgirstam, Iki, taip, iki, iki, taip, iki. taip. Okay. Tai man tai pavyko. Gerai, puiku. Gerai, bet tai va, tiek metų kartu, va, o kaip tą artumą išlaikyti? Kaip Aš tą dar aistrą apie konfliktus pasakysiu. Kai Aha. sakė apie konfliktus, tai sakykime, tokie didžiausi šaltukai yra buvę, kada dirbi skirtingose sferose. Tai yra tikrai sistema sukurta nenaudinga šeimai. Artūras, sakykime, savo įmonį, aš tą karjerą. Ir kada aš išvažiavau į Kauną karjerą, žinai, gražų žmonės kostiumuoti ir panašiai, ir pradėdavai jausti, kad smegenyse kažkuo tu žaviesi, kažkas tai vyksta, vyrui tas pats, kolektyvė. Prisimenu, ten tokia irgi buvo graži jauna mergaitė, aš tiesiog intuityviai pajutau, kad jinai akitės, aš tiesiog jausdavau, kuri moteris, kur vyra ir Energetiškai kažkaip jo, pajausdavai ir užkabintus nekeldavau žvilgsnius. tokių pavydo scenų, jeigu taip pavadintų pavydo, aš tiesiog atitraukdavau vyrą iš tos erdvės, kur gali būti rizika, kur tiesiog rizika, arba prisileisdavau tą moterį arti ir tiesiog parodydavau jai dėmesį, jinai sutrikdavo ir jinai pati iš tos erdvės išeidavo. Geras, bet tai Tai čia va, fantastiniai aukso vertės žodžiai. nu, tokia, Ištraukdavo vyrą iš tos erdvės, pati įeidavo į tą erdvę, kur yra svetima moteris, ne, ir jai tai moteriai rodau dėmesį. Nu čia, taip. o Žinai, standartiškai... jeigu moteris turi tą kažkokią vertybę, tai jai tiesiog, nu, mintis toliau neina kažkokie tai... Visi yra žmonės, yra fizika, visą tai aš suprantu, yra kolektyvai, žmonės dirba skirtingose kolektyvuose. Kada žmogus, moteris ir vyras eina kartu, bendras verslas, tai yra visai kitoks gyvenimas. Ir taip papuola, ir tai tu turi jausti, tu turi taip jausti ir žinoti, kad vyras už savo patelę kovoja ir jeigu tau yra grėsmė, tai tu turi sukelti vyrui. Man taip yra primityvu, kada moteris rašinėja kažkaip kito moterim, stumiant savo vyro, vienareikšmiškai tokia moteris savo vyrą praras. Vienareikšmiškai. Vyras neištvers. Ne apie tai vyras. Tai yra, nu, toks jisai jaučia energetiškai bukumas, irgi toks bukumas yra. Jis turi jausti, kad tu esi jam svarbus, kad tu jam tiki. Mes visi gyvenime kažkur suklumpam. Tai jeigu ten nebaisiausius dalykus, tai vis tiek kažkur leptelim, kažkur kažkas finansiškai ne visada pavyksta. Nu, vis tiek kažkur kažkas mes, nu... Ir jeigu mes turėsim nusistatymą suvaryti kitą, apkaltinti, kad būčiau geresnis, nu, tai vienareikšmiškai šeima iširs. O dauguma porų yra aš geras, tu blogas. Tai su tokiu principu, kur tu naisi. niekur neina. Aš va geras, man reikia, bet va tu blogas, to nedarai, tu tą rašai, ten eini, tą nedarai, ar darai, va šitaip. Va, tai kažkaip man pavyko būti sveikai šitoj vietoj. Galėčiau tokį sakinį pasakyti. Šiuolaikiniai ego civilizacijoje, kur visi, rezultatai kalba patys su savė, ten skirybų 80%, žinai, tai vienas dalykas. Visi mokymai paremti ego aptenkinimu.
irgi. Tai tu čia kaip mohikanas, kaip ten tie dinozaurai, kurie neišnyko, kurie sukūrė tokią oazės salelę, kad ta šeima, ta ląstelė galėtų vat, išgyventi. Nu, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, yra giminiai tokia šeima, ar ne? Alkoholizmas kaip būna, ar ne? Tai pažiūrėk, kaip greitai kitos, jisai brudas, jis alkoholikas ir panašiai. Ir, vat, sakykime, yra, nevardinsiu kurioj pusėje, kad tiesiog tai būtų nežinoma. Ir aš tą šeimą pažinau nuo jaunystės. Tikrai išmeilė šeima ir tikrai vyras buvo užsikabinęs ir turėjo problemų ir moteris pergyveno ir ten ir skrandė žaizdas ir panašiai. Bet vyras susėmė, reiškia, gebėjo moteris, jinai visada tikėjo, nes iš jos visada buvo juntama meilė, nemenkinimas, nesu iš jos lūpų girdėjus apkalbant giminėm kažkaip. Su tuo skausmu sprendėsi viduje, tyloje ir panašiai. Ir gal, nežinau, 30 metų turbūt alkoholio nevartoja tas vyras ir šiai dienai yra anūkai ir išys po šiai dienai ir gražų žmonės, ir jie vyresni už mane, ir jie kartu. Ir tada tu vaikštai po jų sodybą ir galvoji, Dieve mano, kaip nuostabu. Kaip nuostabu, kai anūkai atvažiuoja pas tos pačius senelius. Nu, atsiprašau, jeigu kažką užgausiu, bet tiesiog žmonės laimėjo. Žmonės laimėjo ir stengiasi abudu. Ne vienas, abudu stengiasi. Čia ne mano mintis, bet tokią noriu pasidalinti. Ar teisybė, vat kaip tu manai, vat, žiūrėk, kad apskritai alkoholis tai yra toks slopintojas jausmų, arba, Žinoma. kad ko tu negauni, sakykime, šeimoje, tada kyla irzulys ir va tu tą savo nepasitenkinimą, tą sielos vidinį tą bandai Pats lengviausias būdas ir kai alkoholikui nori atimti alkoholį, jam atima laimę, todėl kad, pažiūrėk, aš nevartoju alkoholio, bet kiek būna tų tokių bangavimų, nuopalių pačioj viduj su savo mintim, kur tu destruktyviai susikūri ir jautiesi apie nieką, kažkoks jautiesi nepakankamas, tai žmogus pabandęs, jam palengvėjo, nu ir jis taiko tai gyvenime. Jam reikia atsvaros, kad mainais į šitą, jam būtų kažkoks užsipildymas, tikėjimas, meilė. Nu, kažkas tai, mes vis dėlto esam fiziniai kūnai ir mūsų protas, žiūrėkit, vienas užvalgo emocijas maistu, kitas intimumu, ar ne, nuima įtampą, ar ne, pasimyli ir jau jam viskas susitvarko, ar ne, nuima tą tokią įtampą. Kitas pasportuoja, nu kažką tai, nu mes visi. Tiesiog ta priklausomybė ne žmogaus sukurta, jis gimsta, ateina sistema, kur jau pasiūlyta ta priklausomybė ir tų priklausomybė yra visokių. Aš manau, kad ir cukrus yra priklausomybė ir visokių žeminti kitą žmogų. Taip, atkreipti dėmesį į kažką tai kitą, net žiūrėk, sporto maniakai, tai jie gyvenime savo nelaimėtojai, tai jie sėdi prie, kad laimėti kartu su kažkokiu išrinktuoju, kuriam jaučia simpatiją ir tiesiog tokį, visko yra. Ir jeigu tikra meilė yra, ten esu prisiklausius visko, kad niekas jam nepadės ar padės. Aš manau, vienas kitas momentas yra, bet kartais stebintas moteris netgi panašu, kad jom patogu, kad tu esi toks blogas, nes aš nesu tokia bloga, nes tu viskas, tu destruktyvus žmogus, tu alkoholikas ir panašiai. Aš žiūrint tokią moterį, aš ir su tokia moterim negyvenčiau. Nesvarbu, kad kita švari, ten padaro valgyti ir panašiai, yra kitų dalykų, yra viskas kartu, tai yra ir tie matomi dalykai, ir tie vidiniai dalykai, kaip žmogus, kaip tu šalia jautiesi prie to žmogaus. Jeigu tu nesijauti pilnas, jeigu mano vyras gebėdavo tokia, kokia aš esu, su savo kojų forma, su viskom visame kame pasidžiaugti, rasti žodžius, pas jį net yra juodas humoras, pas jį yra tokių bairių, kur tą dopaminą, kaip jis turbūt kūrė, jis pavyzdžiui mėgsta, aš kažkur užsisvajojus, kažką darus, atsistoju už nugaros ir stoviu. Ir aš atsisuku ir tu netikėtai, ir ką aš darau, rėkiu. Sakai, klykiu, o jis po šiai dienai, jisai visą gyvenimą taip daro. Ir jisai net mane dabartinė Marti klausė apie sūnų, sako, ar jūsų vyras ir taip daro. Ir jis tada tiek žvengia, jam, aš nežinau, kas jam ten gaminasi, kokie hormonai. O aš jis jaučia tokį pasitenkinimą, kažkokia jam iškrova yra. Nu, tai kokių visokių dalykų yra. Gerai. Čia pagrindinio klausimo, kurį nebuvau užsirašęs, bet kyla natūraliai.
Tai žiūrėk, o kas yra šeimos galva? Kieno Artūras, žodis turėtų būti paskutinis? vyro. Mhm. Nieko gyvenime nesu priėmus jokio rimto sprendimo be vyro palaimo. Nei jokio. Absoliučiai. Tai dabar čia tokie komentarai pasipils. Čia siūlai būti kilimėliu po kojomis, Oh, nusileisti, nuskriausta ir taip toliau. Taip. man toks jausmas kartais susidaro, kad daug mokymų yra sukurta tam, kad ardyti šeimą. Man toks Va, jausmas. žinok, man irgi Vyras yra tas, vyras. O kodėl taip sunku gauti jo pritarimą, kodėl taip sunku pasitarti? aš net lietuvių kalboje, žiūrėk, šaknis tai yra vyriausias, Mm. vyriausybė. Va, Nu, kaip nusprendė, taip ir turėtų žingsniuoti. Ir netgi, vėlgi, iš kitos operos paimsiu, Vedose, ten, kur buvo parašyta taip. 54 punktai, ką turi turėti vyras žinoti ir 54, ką moteris. Tai vyro pats pirmas punktas buvo, skamba va taip lietuvių kalboje maždaug tai būtų, nuvesti moterį pas kūrėją. Tai būtent. Aš to ir tikiu. Vat, Kad nu, toks dvasinis kaip, kelias mano gyvenimui, jo, atsiprašau, pertraukau, kad nubudimas, būtent, kad vyras visą gyvenimą domėjosi. Jeigu nebūtų jo šalia, nebūtų tai, ką šiandieną suprantu aš, kas aš, tikrai, tikrai. tai dabar čia, žinai, tokia kartelė ir vyrams, norėdamas išlaikyti šeimą ir turėti savęs vertą moterį, tu turi pastoviai norą tobulėti, domėtis, ta prasme, nu, aukti, sakykime, visais ten mokymais, stovyklom ir taip toliau, ir taip Nu, bet toliau. taip ir yra. Nu, taip ir yra. Pažiūrėk, kiekviena šeima yra skirtingo lygio. Jeigu vyras labai minimaliai nuovokus ar ne tose dalykuose, tai ir žmona būna tokio, to ir mentalinio, tokio, nu, taip ir yra. Taip ir yra. Žiūrėk, jeigu vyras ten politika domisi kažkokiu statusu sociume, tai ir jo žmona tokia pati, kur irgi statusu, ką žmonės pasakys. Mūsų šeima ne apie tai yra, ne apie statusą, ne apie įspūdį sociumui, suprantate, apie gilesnius dalykus. Ir žmonės ir jaučia, kad mes kitokie. Žmonės jaučia, kad mūsų pora vat, kažkas tai apie tai, tai gal negali, kaip pasakyti, per savo suvokimą, per savo filtrus negali vardinti, kaip viena mano draugė yra ten, žodžiu, prisakius irgi visko, kaip jinai supranta mus. Gerai, tai jeigu vyras yra galva, tai moteris kas? Kaklas? Man Ir, labai, man labai patiko vieno milijonieriaus, mes vežėm net sūnų po 12 klasės į mokymus, jis buvo atskridęs į Jūrmalą, į mhm. Amerikoje gyvenantis, turi tinklą restoranų ir, žodžiu, žmogus nusprendė kaip altruistas dalinti savo žiniomis ir sako, turtingam būti vienam yra neįdomu. Norisi turėti bendraminčių mokinių ir panašiai, ir jisai tiesiog kūrė. Nežinau, kaip jam dabar po COVID, tai čia buvo jau daug metų atgal, tų mokytojų tikrai daug, ir jis tada pasakė tai ir man labai patiko. Ir aš kartoju visom moterim kartoju, kad moteris yra arba kaklas, arba višta. Mhm. Kaklas tai reiškia nesvarbu kaip tu, ar per išgirdimą vyro, ar už pakilėjimą, mokėjimą karalium padaryti ir tu karalienė, ar kaip tu ten moki, taip tu. Tai yra kaklas. O kaip atpažinti vištą? Višta visą laiką kaltina vyrą. Visada jis daro kažką ne taip. Tai aš manyčiau, kad tai yra net negarbinga, nes jeigu tu gyvenime tu leidi prisiliesti prie savęs, tu įsileidi savo erdvę vyrą ir po to sakai, kad jis nevykėlis, tai tai yra tas pats, kad tu sakytum apie save, tai tu nevykėlė. Reiškia, tu ir esi nevykėlė, nieko tokio gali pabūti ir nevykėliais, tai čia nieko tokio, čia nei gėda, nei ką, bet tiesiog suprasti, apie ką tu kalbi. Tu gali suklysti ir vėl kitas gali būti variantas, tu ir antrą kartą gali suklysti. Nu, bet va tas, va, kaip sakau, moterų bruožas, vyrai, jie irgi pajokauja apie moteris, bet ne tiek, dar kitos būna moteris, tu nepergyvenk, vyrai irgi labai daug apie moteris kalba, nu tikrai tiek nekalba, nu jau moteris kitos. Niekada negalėčiau būti būrelį moterų, kur yra apkalbami vyrai, niekada. Mhm. Jeigu gyvenime ir tekia pabūti vieną kitą kartą, tai yra ne mano ratas. Nu, super. Tu čia pasakėjai tokį sakinį, vyras karalius, moteris karalienė. Taip. A, šeimos finansai nuo ko priklauso? Nu, arba taip tiesiai šviesiai, kiek vyras uždirba. Kada aš alpdavau nuo kiekvieno žingsnio Artūro, nuo kiekvieno jo sėkmės, tai pinigai didėjo mūsų šeimoje.
Tai Mhm. supratau, kaip tai yra kūrenama, kad tu tiesiog nepriklausomai kiek tu turi, ar ten dekretas, ar kažkas, tai ar darbas, bet jeigu tu tai gebi emociniam, va tokiam lygmenį, energetiniam, nu va tame džiaugsme, tai vyras pasijaučia kūrėjų ir jisai neša į Prasme, namus tą emociškai grobį. pamaitinti vyrą, taip? Taip, taip, o jeigu Nesvarbu tenais ar 1 euras, ar 10, ar 100, visiškai ar nesvarbu, 1000. aš viskuom, aš ledų porciją nupirkdavau, aš alpdavau, nu perkeltinę prasme alpdavau, bet saidavo, o dieve, tu ledų nupirkai, kokį vakarą nuostabų turėsim, televizorių nupirko, kaip fainai, nu dėl visko. Ir tada vyrui, aš prisimenu, tada jam kildavo tas dar didesnis noras, nusiveždavo į Kauną, nupirkdavo batus žieminius ten už 200, už 300 eurų, tiesiog jis kėlėsi. O kada pradėjau aš karjerą daryti, nes aš ilgai auginau vaikus, tai prasidėjo priešingai. Nes, nu, tipo, aš čia jau su kostiumėliu, su valdišku automobiliu ir tikrai vyrui nepadėjo tai. Tai va taip, kad moteris gali uždirbti, bet vis tiek tu gali sociume uždirbti, tu gali nuotoliniam uždirbti, bet atėjus į šeimą tu turi va tą mokėti, nu, nenusaldyti, nedirbtinai, bet suprasti, kaip tai veikia, kad vyrui. Ir dabar aš susigražinau vėl šitą kaip pasakyti, ką dariau jaunesnė, ir nors ir pati uždirbu, bet vėl taikau tą patį modelį. Super, vat mes perinam prie sekančio klausimo, kaip jūsų santykius paveikė vaikai, kai jie, Sunku. kaip, nes čia irgi turbūt, Mūsų šeima nes nuo jie vaikų tampa kitokie prasidėjo. iš karto, taip? Jo, mūsų šeima prasidėjo nuo vaikų, ne taip, kad 10 metų be vaikų, apsišlifavomės iškart su vaikais. Tai vaikai įneša papildomų konfliktų, vaikai įneša atitolimo vienas nuo kito, nes turi, bet aš ta mama, kuri ne su vaikais miegodavau, aš miegodavau su vyru, kūdikiai ten miegodavo tarp mūsų, bet vis tiek būdavo lovelės ir aš buvau ta mama, kuri tikrai ne iki 5, ne iki 10 metų ir užmiršta, ko vyrui reikia. Visada pagalvodavau, ko vyrui reikia. Jaunystėje visą laiką, nes, nu, vis tiek ir vyro tas lipido tas jaunystėje, nu, būna aukštas ir visą laiką galvodavo apie tai, ko jam reikia. Tai ar tokia mama, kitas tai to dievė ir vaiką gimdyti, plaukit, neužmirškit, kad mūsų vaiką auginti dar ir pampersų nebuvo, kai dukra. Ir kas čia fizinis krūvis, vyrui suteikti jam palaimą ar panašiai, tai man tai tiesiog buvo natūralus, mano suvokime tai buvo. Gal ir buvo pasėta kažkiek iš mamos tas suvokimas. Tai va, tai, bet vaikus auginti yra sunku. Užtat dalis žmonių dabar net nenori vaikų. Bet vėliau tu supranti, kai jau jie išeina ir kai yra šeima didelė ir su kuo tu gali bendrauti, tas tavo tęstinumas jis labai saldus. Labai smagu, kad jie yra. Nes dabar jau vaikai išėjo iš jūsų gyvenimo. Jo, tai tas sunkumas, jisai, nu kaip pasakyti, jisai vaisius duoda ir po to tu supranti, kad viskas ok, vertėjo. Gerai, puiku. O kaip tu manai, šiandieninės poros, kodėl joms sunku išbūti kartu? Ir ko trūksta čia laikiniuose? Nesistengia vienas dėl kito. Jeigu stengiasi vyras, moteris nesistengia. Jeigu vyras, sakykime, vyras atėjo iš švarios šeimos, jis nori švarių rūbų, tai tu tai pajauti, tu matai, kad jam svarbu higiena. Jeigu jo meilės kalba yra kartu pasižiūrėti filmą, tai aš tai suteikiu vyrui, man patinka YouTube'ai kažką tai žiūrėti, mokytis ir taip toliau, knygas abu skaitom, bet tiesiog aš jau pajaučiu, kad jam yra labai malonu ir aš tiesiog sėdžiu, specialiai skiriu laiką ir jisai būna labai laimingas. O jeigu aš dar reaguoju jo emocijas, jisai atsisuka akis, aš irgi šypsausi ar dar kažką pasakau ir jo būna parinktas filmas, mano vyras tiesiog, nežinau, labai laimingas, nes meilės kalba tokia buvo jo mamos. Tai va, jis atsinešė tą meilės kalbą. Tai visi mes turim skirtingas meilės kalbas. Tai jeigu moteris jaučia, kad vyras švarus, reiškia, jam reikia suteikti švarius rūbus, ar ne? Ar ten vyras kitas gal nori skaniai pavalgyti, mėgsta šiltą sriubą, pavyzdžiui, tai ne? Tai tu pažindama mamą, tu pažįsti, kas ta mano uošvinė buvo tvarkinga. Ir, kaip sakau, meilės kalba kartu šeima su didelėm sūnum susėsdavo pažiūrėti filmą, visi kvatodavo ir tai būdavo jungtis ir tai atsinešė mano vyras. Ir aš labai atidžiai stebėjau uošvinį ir viską mokiausi, kur jos meilės kalba. Irgi tokių žodžių nežinojau, irgi tos informacijos nežinojau. Tai buvo intuityviai. Intuityviai tiesiog tai dariau.
Aš supratau, kad jeigu mano vyras atėjo iš tokios šeimos, plus aš mačiau kaip pavyzdį, kad ta šeima tikrai šilta ir jauki ir kad tikra, nesuvaidinta. Tai va, tai dar tas buvo man rodiklis. Tai pakarto klausimą, primink, nes jau nušoko nuo savo minties. Ko trūksta šiuolaikinėse santykiuose, Tai va, vienas šiuolaikiniam dėl kito porom? pasistengti. Vat vienas Dėl dėl kito kito. pasistengti, dėl kito. O jeigu moteris ateina su kitom vertybėm, su kitom, tai ką jinai mėgsta? Tai va, tai yra nematymas vienas kito, o matymas tik savo. Man apie mane, apie mane. Tai kaip sako, pasiseka, kada yra panašiom vertybėm žmonės ir panašiai, bet gali būti ir nepanašiom vertybėm. Mano tėvai buvo karjeristai, vyro tėvai nebuvo karjeristai. Turėjo normalius darbus, bet ne karjeristai. Mes visiškai skirtingų šeimų. Visiškai. Mano tėvai to turto didino, o šeima nuo turto nedidino. Jie mokėjo mažais dalykais gyvenime būti džiaugsmingi, pagribavo, džiaugiasi, nusiskinė gurkus iš sodo, džiaugiasi, gerą filmą pažiūrėjo, džiaugiasi, nuvažiavo į kaimą, džiaugiasi, viskom džiaugiasi. Tai vat visiškai kiti dalykai. Pas mane daugiau materijos šeimoje, o pas vyrą daugiau džiaugsmo smulkmenomis. Tai netidų žmonės šiandieną vienas į kitą. Kažkaip žmonės, ir labai daug mokymų, tik apie save, tik apie save. Tai priimti save ir būti laimingu su savim, tai yra viena, bet jeigu tu eini į porą, tai palauk, tai ir gyventi tada vienas, tai užtat labai daug vienų ir gyvena. Jeigu tu kito nenori matyti, nenori nieko duoti, o davimas tai yra daugybė, tai jeigu tu nieko nenori, tai ir viskas. O jeigu jau atėjai į santyki, tai išgirsk, pastebėk. Ir tada labai ateina į santyki, kad būtų patogu. Arba kad gautų. Ypatingai dabartinės moteris, finansai, ar tu manim pasirūpinsi, o pinigai sumažėjo, tu nevykėlis, ar ne? Tai jos tik tai apie gavimą, gauti. O palauk, o tu ką duodi, tu mėgi su vaiku, tu rūbai prarūgė, nesugebi išdžiaustyti ar neišskalbimo mašinos, o vyras nori kiekvieną dieną švarių rūbų. Tai tu duok, o aš ne. Tai vėliau ar anksčiau santykiai širs. Gerai, kažkaip reikėtų apie vyrus daugiau pakalbėti, ką vyras turėtų duoti, nes dabar gausis taip, kad... Aš moteris, aš iš savo pusės transliuoju. Vyrai, aš manau vyrai tą patį, pajausti, kodėl mano vyras gebėjo pastebėti, ką aš labiausiai mėgstu, ar ne, tai ką labiausiai mėgsta, ką nuperka. Jei žino, kad per Simoną ir nenupirks per Simoną, žino, kad visada mano šypsena bus parneš iš pievos gėlių, žino, kad aš sureaguosiu ne taip, kaip į rožę nupirktą. Tai tiesiog tu per metus tu pajauti. Mes stebi savo partnerį ir Stebi, kaip jis save nudžiugina, kas jam yra svarbu. Žiūrėk, jeigu vienas žiūri filmo, kitas vis tiek skrolina, sėdi Instagrame, tai jam dzin. Nei jis nori tavo meilės kalbos, nei jis gilinasi į tave, bet kitas gali pasakyti, tai jo meilės kalba gal Instagrame sėdėti, tai čia kokia čia meilės kalba, čia ne kartu darom. čia kažkaip kiti dalykai. Gerai. Ir dabar žiūrėk. Šeima yra kūryba. Tai yra darbas, kūryba, meilė. Jo, tai turbūt žmonės kūrybą šiais laikais ne taip supranta, kaip bent jau aš irgi galvoju, nes kad ir aš pats iš savo patirties, sakykime, dabar jaučiuosi, kaip aš suku antrą spiralės ratą. Žinai, prasisuko pirmas spiralės ratas, ten 15 metų kartu gyvenam šeimoje ir dabar antras. Bus 8 ir pastebiu tendencijas ir klaidas, netgi situacijas, kurios netgi kartais kartojasi. Ir aš pats savo užduodu, o geras, o ko mane moko šitą situaciją, kodėl dabar jinai atsikartojo, kaip ir žmogus kitas, kaip ir netgi iš kito pasaulio. Beje, tiek pas mano dabartinę žmoną, pirmoji santuokė, tiek pas mane pirmoji santuokė, pasaulėžiūra buvo ta pati. Jinai buvo iš reptilinių smegenų su vyru, aš buvau iš neokortekso su žmona, bet vėlgi tai negarantavo, sakykime, ilgalaikių santykių. Reikėjo kažko tai daugiau. Ir dabar mes irgi, kaip sakyt,
pažįstam vienas kitą ir kūrėm lygiai taip pat čia kažkokias meilės kalbas, kažkokias istorijas, kažką tai ritualus, kad suartėti ir kad tikslas netgi gal taip pasakykime, parodyti vaikams, kaip tas gali atrodyti, nes jie viską filmuoja. Ir paskui taip klausai, taip jie taip paft leptelni tokį sakinį, kaip ir nei aš tokių žodžių nesakiau, nei žmona nesakė, bet į dešimtuką tiesiai išvienai. Oba, na ir aš paskui sakau, žiūrėk, va šitoj vietoj mes kažkur tai susimovėm, va jų galvelės užfiksavo, nu kaip ir, nu kaip ir po to nebuvo, bet va tiesiai į dešimtuką, žinai. Susimaunam, susimaunam. Mhm. Tai, tai ir vėlgi, bent jau man pačiam, tai vėlgi, kaip sakyt, kaip tu gali pradėti pažinti kitą žmogų, pradžiai tu turi pažinti pat save. Vat pats save pradžioje analizuoti, kas tu esi, ten kokios smegenys, kokie hormonai, kodėl tau tas įdomu, kodėl neįdomu. Ir kai suvoki, kad, nu pavadinkime taip, kad joks kitas žmogus tos meilės į tave neįdės. Tu pats Va, atsakingas už save, už savo būsenas, už savo reakcijas. Ir vien tai, kad tau yra gera su savim, tu nori dalintis tada su kitais. va. Nu, bet pradžiai daliniesi su artimu šeimos ratu, paskui su giminė, su draugais, darbuotojais, ten, klientais ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vien čia mano va, toks va, pastebėjimas ir sakau, šiai dienai, vat, berašydamas knygą, aš supratau, kad tie santykiai, tai toks buvo nu, išgryninimas savo aš ar ego išlukštenimas, vat, kaip svogūną nulukšteni, vat, savo ego. Kodėl aš taip sureagavau, kodėl aš taip pagalvojau ir kodėl čia jungia ir taip toliau, ir taip toliau. Gerai, žiūrėk, einam, dar keletą klausimų užduosiu. Per vieną įrašą viską iškalbėsim, ką kalbėsim per kitus, Ne, kalbėsim gerai. Žiūrėk. kartosim. Kartuosiu, nes šitie žmogus, kai girdi naują temą, beje, besimokydamas to pačio neuroID, aš pats ant savęs pastebėjau, kad naujos informacijos smegenys priema 10, maksimum 15%. Taip, gali Tu, 60 kartų tą patį kartot. jo, Taip, ir aš tikrai, ir žiūrėdamas paskaitas 5 ar 6 kartą, o aš išgirsti klausau naujų kaip naują dalykų. paskaitą, žinai. Nors Taip, ten jau atrodo 90% žinai viską. taip, ir Bet man tas pats. bum, ką aš žinau, ir aš netgi per mūsų susitikimus su žmonėms, aš stengiuosi nesakyti iš tų šių žodžių reptilinės smegenys, limbinės, neokorteksas. Dar Neišgazdintum. jeigu hormoną pasakai, tai iš vis ten, žinai, bur, atrodo kaip. Bet kai pasakai, va, tu taip elgiesi, okei, gerai, viskas puiku ir viskas, nu, viskas tada jiems tinka. Gerai, tai man atrodo rezimuojam. Mhm. Šiandien galim rezimuot. Dar tikrai dar mus pamatys kartu. Gerai. Gerai, tai pabaigiam. Vat patarimas, vat 3 sakiniai, vat poroms. Kaip jie turėtų, nu, tokį atsisveikinimą. Ką jie turėtų vyras daryti, ką turėtų daryti moteris, nu, 3, 5 sakiniai yra. Aš tai manau, kad žmonės turėtų visų pirma išmokti kalbėtis. Rasti tą momentą, kada ramioji būkliai abudu yra, suprasti, kad mes ateinam labai iš skirtingų šeimų, netgi kaip jie į namus, kaip batus pasidedam, ar ten į spintelę, ar panašiai, supraskim, kad gyvenimas, na, va toj materijoje, jis pilnas smulkmenų ir kad tiesiog išmokus kalbėti, aptarti. Ar tu galėtum taip ir taip ir taip. Aš tokių smulkmenų papasakočiau, kur vyras po 30 metų tik išmoko tas smulkmenas daryti taip, kaip aš jo prašiau. Žiūrėk, Ir tai, kaip tu sakai, iš tokį vieno žodį, karto. išmoktis kalbėti, tai reiškia nereikalauti, ne per Ne, emocijas, nežeminti, nežeminti, ne tu nepriekaištauti. privalai, ar tu gali, žiūrėk, mane erzina ten, ar ten šiukšlės, ar tu, ar aš, ar mes čia būdu, ar kaip. Kiekvieną klausimą, laiks nuo laiko susėsti aptarti, pasakyti, kokia mano meilės kalba. Aš net vyrui esu pasakius, man patinka, kai tu mane lieti. Tai reiškia, jeigu tu važiuoji mašinai ir uždėdė ant kojos mano ranką, aš tiesiog atrodo savaitę nešioju. Jeigu jis impulsyviai kažkur prie kitų žmonių gamtoje mane pabučiuoja į žandą, po tiek metų man savaitę prisimena tas jo bučinys ant žando ir aš jam pasakau, kad tai man yra labai malonu
ir kai tau tik pavyks, tu tai daryk. Tai tiesiog apie savo lūkesčius ir jisai ką pasako, kad nepatinka pakeltas balsas ir mes išmokom ne taip dažnai, bet tiesiog visos tas buitinės jau senai, bet vis tiek ir iki šių dienų vaikai išėję ir mes vis tiek dar turim ką aptarti. Ir net atvažiavę į Tenerifę, Audriau, net į Tenerifę, net Artūras su manim šnekėjo, aš ten užsidegus, papūgas pamatyti, žinai, savo ugnelę. O jis sako, žiūrėk, ramiai. O aš jau išmokus irgi kalbėtis ir girdėti. Nepulti ginčytis, nepulti susiraminti ir išmokti išgirsti. Išgirsti, negirdėti, bet išgirsti. Ir jisai sako, žiūrėk, leidžiam savų ritmų jausti. Ar mes užsipildom tose erdvėse, kuriuose esam. Ar mes matom prisisotinimą, naujais įspūdžiais per akis, per klausą, per lietimąsi, per pajautą. Ar mes turim lėkti, pasimti mašiną, važiuoti aplink salą. Tiesiog leiskime patys per pajautą. Ir aš nurimau, perklausiau save. Ar aš turiu kuo sotintis ir pamačiau, kad man liesti kaktusą, tiesiog sustoti, mėgautis jo 10 minučių, svarbiau negu lėkti suprakaitavus, kur čia automobilį, ten lėkti kažkur, po to vestibuliarinio neturiu užpykins ar ne, kažkur į plikus kalnus, ten kažkur, kur net nėra žalumos. Supranti, bet tiesiog tave kartais bandai traukti kažką, o partneris yra apie tai, kad tau gali padėti, tik reikia ne tokiu buku, kad jisai primesti savo. Jeigu tu tokį užsidėsi filtrą, tai tu 10 partnerių pakeisi per gyvenimą ir tu vis tiek neturėsi nei ramybės, nei laimės. Jo, tai labai. Mokėti išgirsti, pradėti nuo to, kad kalbėtis ir pradėti išgirsti. Super, gerai, tuo sakiniu ir pabaigiam, kad nepakeitus savo vidaus, išorėje partnerių keičiant nieko gero taip pat nebus. Taip, o išgirsti tai ir yra apie patį save. Tai tavo toks nusistatymas, kad leidžiu savo išgirsti kitą ir suprasti kitą. Su manim yra viskas gerai. Galvom, kad su mumis nelabai gerai, tai dėl to viskas ir erzina. Ir tu tie keistos partnerius kiek nori. Super, gerai. Tai va. Ačiū ir ačiū tau, Audriau, labai. Ačiū tau labai. Tikrai, jeigu kada pakviesi, kada? Niekada. Gerai. Mielai. Iki kitų susitikimų. Gerai, ačiū tau, iki. Iki, Audriau. Tai atsijungia.